kad ne jos vardadienis šiandien. Vardadienis, sako, kad šiandien. Ne. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar nesutrukdėm, panelytę? Ne, nesutrukdėt. Jums skambina Liudmilas ir Vasilijus. Mes esam iš nepriklausomos būrėjų asociacijos. Ar galėtumėm šiek tiek jūs patrukdyti? Taip. Mes skambinam įvairiems Lietuvos žmonėms, yra nepaslaptis 3 milijonai gyventojų, aišku, visiems neperskambinsim, bet pagal tam tikrus numerius mes skambinam tiesiog gyventojams. Tai ar jūs domitės, tarkim, būrimu, ar buvot kažkada pas būrėją ir kokia jūsų nuomonė apie būrimą? Ne, nebuvau, bet domiuosi. Domitės, ar ne? Labai šaunu, kad domitės. Taip, tai mes galėtumėm gal šiek tiek, kad įtikintumėm, ar mes iš tiesų esam būrėjai, tai padėt ir paburt jūs. Ar norėtumėt? Nu gerai, galit. Mūsų būrimo dabar yra 3 etapai. Vasilijus. Pradėkime tai nuo paprasčiausiai, iš tikrųjų, aš norėčiau būtent aptarti tokį dalyką, kaip, sakyt, prašau, iš pradžių pradėkime nuo to, koks jūs yra ūgis, tai yra labai svarbu. 1,72 m. Ir kokia yra jūsų plaukų spalva? Šviesas. Aha, o akis? Žalias. Taip, o dabar veido pati forma, apvali, pailga? Ovali. Kokius turite, tarkim, žavitės kokių sportų? Krepšinių gal greičiau. Aha. O koks yra jūsų zodiako ženklas? Liūtas. Sakykit, prašau, ar jūs mėgstat gintarą? Taip. Ar jūs kaip brangakmenį nešiojat gintarą? Kartais. Gal jūsų vardas... O jūs mėgstat užtarti ar, pavyzdžiui, ginti žmonės? Taip. Gal jūsų vardas yra Gintarė? Taip. Gintarė. Puiku, Vasilijus. Ačiū. Tai buvo mano kolega Vasilijus. Taip, jisai yra toks ekstraordinarus būrėjas, kuomet iš įvairių, tarkim, klausimų atsako į pateiktos kliento atsakymus. Tai dabar dar vienas būdas. Man reikėtų dabar, kad jūs bent 15 sekundžių sakytumėt vieną žodį. O kokį? Na, galit pati sugalvot, kokį mėgstat. Kad net nežinau. Nežinau, savo vaikino arba... Gal tiesiog, padeda labai tą erogeninę zoną pajusti. Aš esu drąsi. Ar galėtumėt sakyti, aš esu drąsi ir kokį 15 sekundžių? Na taip, aš esu drąsi. Ne taip, Gintarė, reikėtų labai susikaupti ir sakyti taip, aš esu drąsi. Aš esu drąsi. Tai kad nelabai galiu, nes jau supratau, kas skamba. Nelabai suprantu. Tai kas čia būrėjai, mes ar tu, ką? Ne, tai aš supratau, kad man iš Zibo skambina. Pagaidinamas rolas. Tikrai taip. Labas, kaip tu? Zuikelį mėms. Tai tau 18 metų? Taip. Iš balso pasakyčiau, kad tau mažiau žinau. Labai jaunai tavo balsas. Jo, jaunutė tokia. Bet tau alkoholio dar neparduoda parduotuvėje, spėjai. Tikrina dokumentą. Ne, jeigu nori užsisakyti telefonu, tai tikrai neparduoda. Neparduoda. Tai Gintarė, šiandien tavo vardadienis, kaip sako tavo draugai. Mindaugas teisingiau. Taip. Aišku. Tai vat su vardadieniu tave sveikinu. Dėkui labai. Su vardadieniu, kaip sakant, tai gink ir užtark visus ir toliau ir nešiok gintarą, gerai? Aha. Ate. Iki.